Lapstritėlį šiandien. Turim 16 dieną. Važiavimą. Šiandien tokia trumpa diena. 100 kilo. Konkretus Silent Hills. Tik nežinau, kuri čia verti. Yra tokių, kurie važiuoja be lempų. Jaučiu, kad šiandien pripėsėsiu vėl nesąmonių, kokių kadrylių prišoksiu žūro. 900 metrų dar virš. Bet upė nemaža. Aš visas aprasavęs, jūs visi aprasavę. Čia jau net nebeinu jūsų nuvalyti. Nu nebeinu jūsų nuvalyti, jau tai ant tiek aprasavę, kad pirštai visi va. Tokie. Žodžiu, įvarom. Tada, aš Kroatijoje. Čičin. Žiūrėjau tą Goričaną. Žiūrėkit. O, kokia eglė. Čia atvažiavau žodžiu. O šiandien besmegenis padaryt. Čia, nu, gražiai. Pušų. Pušys gražios. Spigliuočiai. O, kokie. Laužo kūrėjai. Nikštuką. 5. Kur dadu? Kur princesė? O, tenis. Tenis šaltis. Savo rogiam. Vieną Rudolfą tas ir... Ai, ten daugiau yra. O, čia tie kareivėliai. Kaip čia tie? Alaviniai kareivėliai, va. O, kukis. Kukis, kur... Tik nesaga. Čia va, taip va. Čia va, žodžiu, radvilai, tai čia pramoga, žodžiu. Kukiai va, visokie saldainiai. Pridaryta. O, 2 Rudolfai. 2 Rudolfai visi darbus važiuoja, čia va, ganau, žodžiu. Mano draugelis va, tas, kur labai mėgst vasarą. Sako, man patinka vasarą. Įtirt praded. Jau pirms mėsų va yra čing. Dinga, rūks va tai va. Tiesiog dinga. Žiūrėkit, to išlysime teresnę zolą. Žiūrėkit. Saulė išlinda, saulė. Saulutė išlinda. Valio. Kojas klausa. Dabar tik tai svėjai rūra reikia. Ir viskas bus top. Tikiuosi, kad mane linksmint šiandien. Nes jeigu ne, aš ją linksminsiu. Policajus pravažiavau be ranko. Žodžiu, nieko nesakė. Nu gerai, svarbiausia, kad visi draugiški ir aš draugiškas. Tai va, siunčiu visoms bučinukus. Ir lekam. Radau. O, kur visi? O. Lietuvos gulbės atskrido. Dabar jau žinau, kur jos. Čia į tą kalną. Nesuprantu, kodėl aš čia tai pušinu. Nežinau, kokius čia rekordus bandau pagerinti. Bet čia tas kalnas tai pirms mažas spoks. Paskutinis bėgis. Žiūriu į veidą. O toks vaizdelis. Tik man į dešinę reikia suktis. Bet tą gražu, nu. Opa. Kalnų kokių. A dabar nuo kalną. Varom nuo kalną dabar. Ui! Saulė. Ten tas spoks, nuo kurio nusileidau. O dabar taško muzika. Ir šuonis vėjas. Ir važiuojam toliau. Kai kaimo asfaltas gražus, žmonės visi laimingi. Šypsas, nes saulė šviečia. Aš važiuoju. Dėl to jie čia ir šypsas. Vietoj sustojau. Pakimarinti. Toj parodysiu. Biškį koja pradės skaudėti. Tai va, per pušino žodžiu. Bet nieko, jau čia bus geriau paskui. O va, atrodo va taip vaizdelis. Visur spoga. Visur spogai. Aš vien einu ieškoti, kur manuoji. Čia tas miestelis toks. Sakiau guminuku, pažiūrėjau tą upę. Kažkuriam spogė sakė, manuoji laukia. Aš susivaibinęs, tol kad tak, man ta Kroatija jau labai patink, ors gers, vaizdelis, ką, ko ne vaizdelis. Nors laukia dabar yra 13 laipsnių, vienu man atrodo 14. Gal, kad ten debesys gali būti, aš prie to debesies čia šalt jau, pavėsis, bet kas per debesis čia, taigi jau turėjai įsisklaidyti viskas. Savosias lika 2 kilometrai. Ten tas debesys, ten rūks, bet va. Pagrindinis kėlis šalia, aš ne pagrindiniu važiuoju. Į tą gražiau, į tą ramiau, į tą gražiau.
Saka, laukiam spogo. Aš išvažiavau. Ant to spogo manęs nieks čia nelaukia. Au. Lyskit lauk, valgį duokit. Žiūrėkit. Taip ir nesuprantu, iš kur tas debesys taip kabo. Bet ką manuoji čia cirkus daro, tai nesuprantu, ką čia daro. Mane laukia, bet labai negerai čia tokio vietoje stovėti. Išleido manuoji, privalgiau, kojas neklausa, iškart per kelnėlus, per keliukus, bam, dūrė, saka dabar 5 km rybink į tos spogus, ausinės pasikroviau, privalgiau, pilvą prikroviau, va, energiakai šoviau, į GNG sindikats man kalų jausi, į dabar serpantinai priekį, į spogus varau visus. Labai patinka, tai tie medžiai vijokliais apaugę, nu žiauriai gražiai atrodo šakės. Kapok, kapok, mindė, kapok, taip kaip salotas kapoji, taip ir kalną kapok. Tu lik debesim važiuoju, va tas debesys priekį, bet aš jau tam debesy, matus rūksiu va čia miške, o man dar liko 1,5 kilo. Čia važiuoti serpantinais. Sėdėjau, jau užsikabinau, balenkę užsisegiau. Važiavau į debesį, šviesą jau įsijungiau. Eidau nuo to kalniuką. Saka, žiūrėk, mindė, 10% į kalną, davai varyk. Gerai, sakau, davai varau. Šitam kalne tas debesis niekaip nedingst, niekaip. Niekaip neišlendu iš to rūka. Toks pat rūks kaip ryte. Ryte. Metalo laužas. Pradėjau, šikniniam rūkė esu. Kosmosas. Visiškai kosmosas. Kur ta saulė? Saulė! Nu va, paskutinis spogo baigė važiuoti. Lėkno vargėlis. Ties kem kilometrų likus. Nekam! Žodžiu, kem 5 turina. Aš vos kojytėm savo trumpom judu. Orą suko, pirms kalniuks ir plauksiu jaučiau. Va, jau plaukiu. Ai. Atėjo traktoriuk. Buvo faino, malonu. Marija Bystričia. Žodžiu, Marija, tau linkėjimai. Gali būti pirmas dvirtakis per Kroatiją nuvažiavus 120 km. Biškiai jau išpysėte kroatai, ant galvos kurva lip, balvonai visi, pochui, greitoji, policija, visi lip ant galvos. Kosmonautika kažkokia visiškai dzinka, tu čia mini, visiškai dviračių takų nėra, dalinuos to pačiu keliu, ženklų draudžiamų nėra, lip ant galvos 40 važiuot greitis, aš važiuoju 33, pochui, vis tiek lenk mane, karoči. Kosmosas. Mūsų dėdė, karočią aš važinėjus SVT, leidžias nuo kalną. Ir jisai, karočią, net nemato manęs. Išsukiniai iš dešinės pusės, taip ratat, kišęs taip. Ir pradėjo važiuoti. Pisant stabdžio, aš jam rodau taip. Jisai išvažiavo, nes už galo mašinų nebuvo. Aplenkė mane ir rodo kažką tokį, žinai, tipo. Aš sakau, tu durnelė ant kameros esi. Jisai žiūri mane, du langą prasidaręs, kažką ten krikui. Atsukau tą kamerą į, kai nešė mėlės su savo to kabluku. Nu karoči, cirkadara čia tuose miestuose yra, mane biški mutin. Čia važiuoja, rūks dinga. Kol kas esu nusivylęs pačiais kratais, šalis gražiai, šiukšlins. Normalusius kroatai, kurva. Ar jūs save normaliais laikot? Nesvarbu, kokią kalbą šneku, bet jeigu nors vienas kroatas pamatys, pažiūrėsi savo šalį iš šoną, nupyzdė, nu. Gana šiukšlin, blėt. Kas iš čia tokia nevalas, aš jau priekį matau, koks jis savartins. Eikit tu savo, hebra. Jūs susitvarkykit, biški. Pos, dar sakiau, vengrai šiukšlynė gyvena. O kroatai
Jūs dar didesniam šiukšlyne gyvenat. Ženklų nėra, kad čia dviračių taks visiškai. Tipo, subraižyta, bet dviračių taką, nu, pats turi ženklą nusipiešti, kad iš čia yra. Ar pažiūrėkit, kiek šiukšlių. Pažiūrėkit, kokias nevalas čia, blėt. Pažiūrėkit. Va tie tada. Eikit savo. Čia pagrindinis kelias. Jūs pažiūrėkit. Eik tu savo. Wow. 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 Nevalas, eikit savo. Zagrebe buvau. Eikit savo. Pravažiavau pro kažkiek Zagrebą. Ir dabar tik supratau, ką priemiestį buvau. Įsivaizduojat, koks savartins sostiniai. Važiuoju, žiūriu kažkoks pastats. Garbanotais, su garbanotų stogu. A čia žiūriu departūrės išvykimo taškas čia su lėktuvu. Tvariau pas lėktuvėlį. Kur mane čia ved? Jau aš biškį pykstu. Komutą. Bet lėktuvėlių va. Ai, dviračių taks nupizė, what the fuck. Tai kur man, blėt, važiuoti? Gerai. Oi, kaip negerai. Aš labai nesupyks dėdis. Kai aš čia važiavau, galvau, kai autostradą išlindu, blėt. Pochu, be posūkių varo. Ir kaip tik kamerą įsijungiau. Parodį šitą šūduvą. Kaip jie elgias. Žodžiu, čia nerandu kelią išvažiuoti. Esu šiknuoju kažkokiuose... Karoči. Eikit savo. Nu, prisigribavau, nu. Pizda. Kai pradėjau važiuoti. Nes komutas sako, davai tu gal su lėktuvu parskrisk iki Bookingą. Suprantu, ar aš čia atvažiavau tą Veliką Goricą, lika 1,5 kilo. Bet palmės matau jau. Po kairę palmę mačiau. Čia va prieki kažkoks toks. Jau pirms bandžiau savoje gaudytis, žiūriu iš Lidlo išvažiniai. Bet va, kokia graži aikštė. Erelis kažkoks. O dabar važiuoju į Bookingą, jau matau, manoju važiuoju. Girdit, va, moteris šnek. Aš dar į namus nebuvo tiesa, o apsysiu kaip noriu. Ką apsysiu noriu, žodžiu, jau yra be 6 minučių, pusę 4. Aš atvažiavau čia į parkingą padaryti biškį mankštos. Ir mane nori vėl paleis važiuoti, sako, nes už parkingą neins susimokėti. Ir, žodžiu, aš atvarau palinksminti visų, va dabar kimarinam, žodžiu, da už parkingą nesimokėjau, da į Bookingą neparėjau. O myšt noriu.